Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Prie baro ir aš jos vedėja Paulina Motyriūtė. Šiandien prie baro sėdime kartu su dėstytoja, mokytoja bei futbolo klubo Sūduvos Pelėdos kapitonė Ginta Šnipaitienė. Labas, Ginta. Labas, Paulina. Aš čia paminėjau ir daug, ir mažai, bet dabar tu papasakok apie save, kuo kvėpuoji, kuo gyveni tiek profesiniai veikloje, tiek laisvalaikiu ir kasdienoje. Kaip sako, ką tu veiki? Sakau, bėgu. Nuo pat pradžios, nuo pat pirmos dienos ir kai pradėjau dirbti Marijampolėje, grįžus iš studijų Vilniuje, tai įsidarbinau Marijampolės tada aukštesnioji žemės ūkio mokykla, buvau dėstytoja, informacinių technologijų dalykai įvairūs, po to kūrėm kolegiją 2000 metais, buvau informacinių technologijų katedros vedėja, sukūrėm nuostabią programą, paskui buvo visaip, ten ir keliavau į vaikų auginti ir taip toliau. Nu, šiuo metu esu mokytoja. Toliau, pratesk, kad čia dar neišgirdau ir futbolo, neišgirdau ir šokių, netaupyk šitoj vietoj. Sportas iš tikrųjų lydi mane nuo pat vaikystės. Mano tėvai kvėpavo sportu ir mes su broliu net žaisdavom kamuoliu ir šitas ir namuose kamuoliu ir vieną kartą sudaužėm akvariumą. Tai pagavom nuo mamos velnių. Paskui ir šaškim, ir šachmatais. Tada kaip ir visi į krepšinį. 13 metų žaidžiau intensyviai, o paskui grįžus į Marijampolę sapnuodavau kamuolį, pamatydavau aikštelę ir tiesiog būdavo irgi širdis nerami ir tiesiog visą kitą verdi, žinai, bet negali, nes kolegija, dėstytoja ir taip toliau, bet vis tiek sukūrėm komandą, buvo mūsų dėstytojų tinklinio komanda, krepšinio komanda turėjom. Visada toks pravadyrius, ar ne, buvai, kad jau, kuriam, kaip ir nelabai, bet kuriam. Nerami siela. Nerami siela. Reikia, nes aš pati labai, tiesiog, kaip sakau, krepšinis pirma religija, ar ne, bet tai ką, ateina toks amžius, kai tu jau nebegali lakstyti, ar ne, tai tada ką veikti, vis tiek norisi į aikštelę. Ir tada mes sukūrėm futbolo komandą, vaikščiojom. Iš tikrųjų sužinojom iš Martyno Kavaliauskų apie tokią asociaciją ir mes tikrai, kelius moterys susigribsbom ir sakom, kuriam. Kol dar visai nepasinėrėm į tą futbolą ir sportą, dar aš noriu apie tuos šokius paklausti, nes ten kažkokie jie yra ypatingi. Papasakok. Marijampolės kolegijos Kvietiškio dvaras, galima sakyti, prieš 10 metų mes pradėjom veiklą, kurioje norėjom atgaivinti Kvietiškio dvarą. Na ir tada gimė idėja sukurti istorinio šokio kolektyvą Reverensas. Ir mes ten šokom renesansų šokius, baroko šokius, 19 amžiaus šokius, dalyvavom įvairiuose miestuose, susibūrimuose, šventėse, dvaruose, ypač dvaruose mums patinka šokti. Ir ten visi tie ir drabužiai atitinkantys laikmetį. Taip, domėjomės istoriją, tuo kostiumo istoriją, kaip kas ten turi būti, detalės ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai yra sudėtingas darbas. Ir dar turi turėti, kaip pasakyti, gyslelę ir domėtis istoriją, nes tu kitaip neiššoksi į tą laikmetį. O kaip dažnai repetuojat? Repetuojam 1 kartą per savaitę, bet grįžtam prie futbolo 2 kartus per savaitę. Užbaigimoje apie šokius, kuris šokis yra tavo mėgstamiausias? Man labai patinka renesansų šokiai. Renesansų, nes rūbai patys puošniausi ir ten šiek tiek yra daugiau judesių, o man judesys yra svarbu. Aš jau suprantu ir tik tai kalbam apie futbolą, greičiau kalbam apie futbolą. Gerai, aš ir tada keliauju prie Sūduvos Pelėdų. Kiek žinau, jeigu teisingai žinau, kad tai yra skirtas klubas moterims nuo 45 iki 66 metų kažkur. Kiek yra amžiaus jauniausiai jūsų Sūduvos Pelėdai ir vyriausiai? Šiaip jauniausia tai 55 metų. Jauniausia. O vyriausia yra 68 dabar turėtų būti neužilgų. Bet iš tikrųjų amžius tai neribojamas. Ta prasme, į viršų, ar ne? Nes kiek mes keliavom po užsienio šalių turnyrus, tai ten tiesiog, aš nežinau, man tai buvo taip gražu, nes vyresnio amžiaus moterys, o jau apie vyrus net nekalbu, ten iki 70-75 metų vyrai žaidžia futbolą, nes, kaip, užsienyje futbolo tai yra sporto šaka numeris 1, tai yra futbolas. Ir visi tie, kurie jau nebegali žaisti, tai jie tada
eina į futbolą vaikščiojant ir ten kuo puikiausiai įsilieja į tuos kolektyvus. Ir ten jeigu atvažiuoja į turnyrą 48 komandos, tai tiesiog mūsų akys tai buvo žiūrėjo iš to pasigėrėjimų, kaip jie gražiai ir bendrauja, ir žaidžia, ir tarpusavyje bendrauja komandos. Mes irgi labai būnam pagerbtus. Ir suprantu, kad tiesiog pirmą kartą išgirdai iš Martyno, ar ne, apie tokį, kad toks egzistuoja apskritai vaikščiojantis futbolas, ar ne? Ir tada iškart sakai, viskas, kuriam komandą, būsiu kapitonė. Ar truputį kitokia istorija buvo? Ne, negalėčiau sakyti, kad lygiai tokia, ką pasakė pati, nes iš tikrųjų, visur visokie niuansai yra. Bet Martynas taip, jisai šitas mūsų domino. O kūrėm dėl to, kad aš pati viena, kaip pasakyti, žaidus 13 metų, galėčiau sakyti, žaidus sportavus 13 metų, žaidus krepšinį, ne? Tai reiškia, to požiūrio į tai, kas yra komanda, kaip turi atrodyti komanda, kas turi vadovauti komandai, tai man buvo visą tai žinoma. Ir tiesiog dėl to galbūt kapitonė, o ne dėl savo savybių. Tai nebuvo taip, kad kažkas atėjo ir pasakė, žinai, Ginta, dabar buriam komandą ir tu davai būk kapitonė, ar ne? Tai čia tu pati tai inicijavai, kaip susibūrė komanda. Mes buvom 3 moterys, ar ne? Entuziastės, kurios norėjo kažką veikti po darbo, po savo asmeninio gyvenimo. Ta prasme, kad ką veikti, norim pajudėti, ar ne? Čia prieš kiek metų prasidėjo? 22. Gruodžio 23. Prieš pat Kalėdas. Tai reiškia, susibūrim ir sakom, kuriam savo komandą. Kodėl pelėdos? Todėl, kad pirmiausiai dėl to, kad tai yra labai protingas, išvalgus paukštis. Ir mėgstantis irgi kompaniją. Ir dar kaip nakties paukštis, o mūsų varžybos, šitos treniruotės tai būna vakarais. Tai viskas turi prasme. Viskas turi prasme. Ir kiek jūsų dabar yra? 20. 20. Pradėjot nuo 3. Pradėjom nuo 3, atsiprašau, kad pertraukiau, bet nuo 3, bet ta prasme mes jau žinom, kurios galėtų, kurios norėtų ir tiesiog labai greitai prisijungė ir dabar nepasakysiu tiek, gal 12 ar 10, apie 10 tai tikrai susijungė iš karto. O trenerė mes jau iš karto buvom numatę, tai ir jau buvom sutarę, tai Jurgita Lazauskienė superiniai treneriai. Dėl to, kad mes jau tokio amžiaus, kad nelabai ir norim klausyti visada. Jūs turit visos savo nuomonę. Taip, visos savo nuomonę, norim ir paplepėti prieš treniruotės ir ten pasidalinti visokiais įspūdžiais. Tai aišku, susirenkam truputį anksčiau, treneriai šiek tiek ateina vėliau, nes jau vien dėl to, kad jinai jau iš karto ateina ir būna treniruoti. O jeigu mes susirinkume iš karto... Taip, kaip visos moterys. Tai suprantu, kad dabar būriam komandą, Sūduvos pelėdos ir taip prasukai mintyse, žinau, va šita veikli visom suskambinai ir visą taip ir susibūrė. Ir dabar mes irgi kviečiam tas moteris ir tu pažįsti, tu vis tiek šitiek metų gyveni Marijampolėj, ne? Tai tu pažįsti žmonių ir kiti net netikėtai atrandi tokius, kurie net nepagalvotum, kad jie galbūt norėtų, ar ne, bet ir jie iš tą įsilieja ir kuo puikiausiai įsilieja į tavo komandą. Ir tai, taip fainai, taip džiaugiesi, kad net, atrodo, net negalvoja apie tai ir ateina į komandą ir žaidžia. Čia nuskambėjau, kad tai yra vaikščiojantis futbolas, ar ne? Papasakok, kuo apskritai vaikščiojantis futbolas skiriasi nuo to įprasto futbolo, ar tik tuo, kad vienur bėgioja, o jūs vaikštot? Pirmiausia, mes irgi sakydavom iš pradžių vaikščiojantis futbolas, bet futbolas nevaikštų. Tai yra futbolo atmaina. O tai kaip reikėtų sakyti? Futbolas vaikščiojant. Futbolas vaikščiojant, gerai. Nebėgant. Pasitaisau, taip, bet vis tiek nebėgant, bet vaikštant. Taip, tai yra futbolo atmaina su savo taisyklėm, su savo aikštele, jokių kontaktų. Ta prasme, tas kontaktas jau vien tai sako, kad jau nebus traumų, nors būna, kartais būna, čia man per paskutinį turnyną Lenkijoje, tai, kaip sakom, už lygios vietos užkliuvau ir... Lygio vietoj. Už tos iš linijos, ar ne? Žolė, nupjauta gerai. Taip, matyt. Ne, kažkoks kurmis buvo išlindė. Tai yra savos taisyklės. Aikštelė priklauso nuo to, kiek žaidėjų žaidžia. Dažniausiai žaidžia įvairiuose turnyruose 6 žaidėjai, vienas būna vartuose, 5 žaidžia aikštelėje.
tai tas aikštelės plotis, ilgis, vartų dydis priklauso nuo to, nuo žaidėjų skaičiaus. Ir dažniausiai irgi organizatoriai pasižiūri pagal savo aikštės didumą. Dažniausiai aikštė dalina į 4 dalis ir tada būna kiekviena 4 dalys ir tada atitinkamai tas aikštės dydis. Toliau, kas dar? Jokio kontakto, sakiau, vaikščiojam, vėlgi nuo teisėjų priklauso. Kartais kiti užsimerkia, šiek tiek prisimerkia ir nelabai mato, ar ten tu bėgi, ar tu ten eini labai greitai. Bet kas yra svarbu... Taip, iškaip tenka ir pabėgti, šiek tiek. Šiek tiek, nes, tu pamatai kamuolį, tai tu... Bejuosi, nesvarbu, nebegaliu eiti. Ne. Ir kartais būna, jeigu griežtas teisėjas, tai kamuolys atitenka priešininkam, visai būtų. Ir pagrindinis dalykas, tai tu negali įžengti į vartų teritoriją. Ta prasme, kad ten yra tam tikru atstumu atitverta ir ten ta erdvė tik tai vartininkų. Ir tu negali eiti. Jeigu tu įžengiai, kamuolys atitenka varžovams. Šiaip tai visi futbolo elementai, man tai labai gražu žiūrėti į tuos, kurie žaidė futbolą. Ir tas kamuolių valdymas, ir tas perdavimas, ir komandinis žaidimas. Tiesiog geriesi kaip ir... Dar vienas bairis toksai būna, sakau, jeigu mes einam žiūrėti Marijampolės Sūduvos rungtynių, tai Pelėdus, tai visada laimi. Jūs talismanas esate, fortūnos. Ginta, o kokia yra situacija futbolo vaikštant Lietuvoje? Ar tai yra populiaru, gal populiarėjantis dalykas, ar visiems reikia pasakoti, kas tai yra? Iš tikrųjų, tai, kad pasakoti reikia, tai tikrai, nes visi iš pradžių žiūri skeptiškai, čia lietuviškas bruožas. Ypač tų, kurie žaidė futbolą, kas čia per futbolas vaikščioti. Nuo kada vaikščioti galima? Taip, nuo kada galima vaikščioti. Ir dar kitas dalykas, tokios kaip istorijos moterų futbole, tai kaip ir nelabai yra, nes iš tikrųjų tai yra jauna sportų šaka tarp moterų. Vyrų kita situacija, bet tų komandų iš vyrų pusės, vyriškų komandų nelabai yra, nes tiesiog aš didžiausiai entuziastai tai iš tikrųjų yra žemaičiai šitoje srityje. Kaip nekeista, ne? Ir jeigu būna Lietuvoje koks nors turnyras, tai daugiausiai susirenka iš Žemaitijos. Ir tarkim ir Kaune vyksta turnyras, tai daugiausiai komandų iš Žemaitijos. Ir daugiausia moterų komandos. Ir mišrių būna, yra ir mišrios. Ir dar labai gražu, kad į šitą iniciatyvą įsitraukia neįgalieji. Tai iš tikrųjų labai džiugu ir tai fainai, iš tikrųjų ir visi tarpusėje labai draugiškai čia priimam, ar ne, tas komandas ir kad populiarėja, tai tikrai, bet reikia pasakoti. O kai išgirdai apskritai apie tai, ar ne, tai tai buvo pirmas kartas, kai apskritai apie tai girdėjai, ar kažkur varpai skambino ir žinojai, ar tau irgi buvo tas pirmas kartas, kai apie tai sužinojai? Iš Martyno, ta prasme, tai taip, sužinojau pirmą kartą ir man buvo iš vis keista, nes aš, kaip sakiau, žaidžiau ar ne tą krepšinį, tai mes futbolą žaisdavom tik tai fiziniam pasirengimo treniruotys. Tik tai tada. Ir futbolas man, gerai, pažiūrėdavau pasaulio čempionatus ten kažkaip. O kad labai giliai domėčiausi, tai, nebuvo toks, nes vis tiek krepšinė. O tada, kai sužinojau, o gal kodėlgi ne? Nes iš tikrųjų tu jau į šitą aikštelę kitą jau nebegrįši, ar ne, tai tu gali save realizuoti kažkur kitur. Vaikštant. O kas tave šiaip sužavėjo tame? Kas čia tokio yra? Pirmiausia, tai yra komandinis žaidimas. Man svarbu komandinis žaidimas. Tada tu gali judėti vėlgi tu aikštėje ir ne su kamuoliu. Emocijos. Tu ateini į aikštelę ir tu išsilieji visas neigiamas emocijas, tu palieki aikštelį ir tikrai bendravimas su žmonėmis, ar ne, ir tiesiog. Ir pats žaidimas, jisai nėra sudėtingas, tu nereikia ten išmokti kažkokių logaritmų. Ginta, žinau, kad visai neseniai, čia šitas Fortūna yra pas mus nebereikalo, net paskaitysiu, kad nesuklyščiau, tapote pirmojo Lietuvos čempionato B grupės nugalėtojomis. Sveikinu ir koks buvo jausmas, kai gavote šį? Iš tikrųjų, tai, kaip, tu žaidi, seki rezultatus, ar ne, ir tu, tikiesi, bet tu negali pagalvoti, kad iš tikrųjų, tai kad čia tau, tai gali būti.
Kad čia apie jūs ir kalba eina. Taip, kad čia apie mus. Nu žaidži, nu gerai, nu tu atlieki darbą savo aikštelėje, ne, tu atlieki šitą, kas tau priklauso ir taip toliau. Ir skelbia rezultatus, žiūri, taigi pirma vieta. Sūduvos Pelėda. Iš tikrųjų buvo neapsakomas džiaugsmas. O kur vyko šitas? Čia Kaune. Kaune ir tas integracinis futbolo turnyras vaikščiant. Man tas labai patinka, kaip patinka, žodis integracinis naujas, ar ne? Nes iš tikrųjų įvairiaus amžiaus grupės, vyresnio amžiaus žmonės ir neįgalieji. Tai vat. O kaip Sūduvos Pelėdos atšventė šitą pergalę? Nesakyk, kad nešventėm, kažkaip tai turėjot paminėti. Mes turim tradiciją, užsukam į būdelę. Į būdelę. Čia Kazlų Rūdoj. Ąžuolų Rūdoj. Ir mėgstat pasiausti ten? Tai ten tik tai, kaip pasakyti, papietavom. O paskui mes turim tradiciją kovo 11 kažkur tai pažymėti. Tai praeitais metais buvo Puskelniuose protų mūšis ir ten buvo, kaip tik kovo 11. Šiais metais buvom Sasnavoje ir dalyvavom pėsčių žygį iki šito oro uostų, Sasnavos oro uostų. Ir tenais po žygio pažymėjom taurę. Ar šis laimėjimas buvo tokia, kaip komandai pati, sakykime, įsimintiniausia akimirka, ar įsimintiniausia akimirka pavadintum ką nors kito? Įsimintinų akimirkų tai šiaip galėčiau sakyti yra. Čia vienokio pobūdžio džiaugsmas, ar ne? O mes, kai keliavom į Olandiją, Almelo turnyras buvo praeitais metais 24 birželį. Pirma kelionė prasidėjo su tokiu nuotykiu, sprogo automobilio padanga, nes mums į Vilniaus oro uostą reikėjo nuvažiuoti. Sprogo automobilio padanga, pakeitėm padangą, bet visada žiūrim į laikrodį, ar spėsim. Lipam į lėktuvą, prieš tai tikrina bagažą, reikia susitvarkyti, tai reikia, aišku, bagažas kaip moteris prisideda įvairių suknelių, nesgi bus vakarėlė ir taip toliau, pramogos, ir netelpa, reikia vieno bagažo. Ten grūdom visais įmanomais būdas, išsidalinom galų gale, kad tik tai, kiek priklauso tiltų. Lipam į lėktuvą ir žiūrim. Sėdi mūsų buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė. Bet mes, aišku, netikim, kad čia gali būti. Ir dairomės vieni kitus ir taip linksim galvom, taip. Čia tikrai ta pati. Gerai, sėdim, čia taip visi džiaugiamės, o mūsų Algirdas Tadalius išlipant. Ir susitarė, kad mes galėtume nusifotografuoti visi kartu. Tai buvo... Algirdo nenuostabu, tai. Tai buvo labai didelis, tiesiog ir džiaugsmas, ir dar kas Dalia šitą tokia paprasta pasirodė bent. Tai fainai, mums tikrai užliejo širdis, už tai ten taip pasirodėm labai gerai. Su tokia euforija. Taip. Užsiminiai gerai, kad čia dalyvauju turnyruose ir Lenkijoje, ir Olandijoje, ir dabar sakai, mes prisidedam daug suknelių, nes paskui bus ir vakarėlis. Tai kaip iš tikrųjų vyksta tie turnyrai sporto? Viskas ten gerai, vyksta pagal taisyklės. Gerai, kas vyksta po oficialios dalies? O po oficialios dalios kaip ir priklauso, tai jeigu vakarėlis, tai vakarėlis, ar ne? Bet iš tikrųjų komandos, aš jau minėjau 48 komandos, ar ne? Ir tarp jų ir vyrų, ir moterų, ir visi labai draugiški. Ir visi, pavyzdžiui, kaip mes, kadangi išsiskiriam, ne, kad čia iš tos rytų zonos, ar ne, lietuviais, tikrai priima labai nuoširdžiai, šiltai, kviečia kiekviena šalis, kviečia į savo turnyrus. Ir o vieną kartą tai buvo toksai įvykis oro uoste, 3 valandų buvau nusitęsus eilė gyva. Ir kadangi mūsų kai kurios merginos šiek tiek vėlavo, ne, tai šitie žaidėjai, komanda iš Prancūzijos pamatė ir sako, ateikit pas mus, priimam. Ir tiesiog pažįsta ir taip ir apsikeičiam ir ten visokiais, ir susitinkam kituose turnyruose, pavyzdžiui, Lenkijos turnyruose irgi tos pačios komandos, jeigu dalyvauja, tai irgi priima labai šiltai ir sveikinas ir taip. O dar turit laiko tenais, nežinau, šiek tiek pasivaikščioti gal po miestą, šiek tiek dar pamatyti plačiau, įtraukit į turnyrų šitą? Taip, ir dar vienas dalykas,
kartais būna tokie vakarėliai, kur yra šokiai, o tarp mūsų moterų, ne, mūsų komandų yra tokių, kurios dalyvauja ir kitose kolektyvuose. Ir šokančios, ir dainuojančios. Tai vieną kartą vienam vakarėlį mes mokėm lenkus lietuviškos dainus ir šokių. Tai aišku, mums tai... Tikiuosi nusifilmavot, kas gausi. Bet iš tavo reakcijos matau, kad ar jiems pavyko? Jiems pavyko ir buvo nerealiai. Ir buvo labai fainai. Ir jie labai džiaugiasi, nors ir nesuprato nei žodžio, bet yra tam tikri, pavyzdžiui, priedainėje tam tikri žodžiai ir ta melodija, kurie panaši ir vokiečių dainuose, ir lenkų dainuose. Ir tiesiog pagal tą melodiją jie paskui įterpė į savo žodžius ir viskas buvo labai šauniai. Pamiksavo, padarė remiksą. Ginta, moteriškas kolektyvas ir tikiu, kad tarp moterų, būna visko, kaip sakėjai, tas jau amžius yra, kad mes turim visos savo nuomonę. Ir varnių tikiu, kad būna. Dėl ko būna, kad susipykstat ir pasiginčijat? Dažniausiai, kadangi mes ateinam iš įvairių šitą institucijų, įvairių, tai mes dėl darbo tikrai nesipykstam. Dalinatės konfidencialią informaciją? Mes jeigu susipykstam, net nesusipykstam, nesakyčiau, bet tuo metu vis tiek emocija. Nes tu aikštelėje tu negali nepalikti, ta prasme, emocijos pasidėti į rankinuką ir pasilikti ant suoliukų. Ne. Tai būna, netidavėjai kamuolių, net ten nuspyrė, būna. Bet tiesiog, kadangi visos mėgėjos, ar ne, tai apsisuki, ateini ir vėl viskas ten gerai, greitai išsisprendžia. Tai konfliktų tokių didesnių, kas neliečia aikštelės, kamulio, kaip ir nelabai patiriat. Ne, tikrai už tai, kad tu žinai, komandos vadovas tai yra treneris. O mūsų treneriai... Tai visos strėlės į trenerį, kas negerai, tai su jie gali. Tikrai taip, nes o jinai pas mus labai rami ir labai greitai nugesina įvairias ten ugnis. Diplomatiškai viską suvaldo, ar ne? Ginta, tu esi labai veikli, o ar tau būna tokių dienų, kai galvoji, kad ką man čia reikia? Aš tiesiog galėčiau dabar pasėdėti ant sofos, nežinau, panert kokį mesginuką ir, kodėl aš tiek prisigalvojau pasidaryti? Būna? Būna. Mesginukai tai liko studijų laikams, o dabar sudoku sprendžiu, kakuro. Bet šiaip tai būna. Jau tuoj treniruotė, gal neisiu šiandien. Bet pas mus yra, mes turime Facebook'e grupę, Messengerį, ir ten visą laiką susirašom, kas šiandien į treniruotę. Kažkaip nesmagu parašyti, kad ne. Taip, ir tu parašai, ir jau paskui tu nebegali atsiimti savo, žinutės, kad tu jau negali eiti. Kaip ir galėtumėt, jau kaip ir nesmagu. O tai kaip save tada motyvuoji, kad, visgi einu. Ar jau čia tai parašiau, tai jau turiu nueiti? Ne, dėl to, kad, treniruotės 2 kartus per savaitę. Tikrai aš nenumirsiu. Toliau, prižadėjau, tai susitiksiu su draugė, gerai, fainai, vėl emocijos, vėl smagu, ta prasme, o namuose tai prisigalvosiu visokių darbų. Aišku, geriau, kam čia dirbti, jei galiu eiti pasportuoti. Kokie žmonės, Ginta, tave įkvepia pačią labiausiai? Iš tikrųjų, per gyvenimą tai daug sutikus žmonių, bet pirmiausia, tai aišku, mano tėvai. Tai yra tėvai, nes mano mama pati gimnastiką lankius, čia Marijampolietį, jie buvo šokėja visą laiką, šoko kolektyvuose, tėtis buvo irgi kamuolį tik pamato ir iš karto mes žaidžiam. Toliau visi tie vyresni žmonės, aišku, tie vyresni žmonės, kuriuos tu pažįsti per savo gyvenimo etapą, ar ne, ir dabar ir tiesiog palygini ir galvoju, tai kaip jie gali, o tu negali, tu gali, tai kodėl ne? Nes kartais tikrai būna tų dienų, kai tu jau nenori, jau viskas, jau man užtenka, kiekgi galima. Pas mus reverencija kolektyve šokė Vida Miskuvienė. Jinai irgi be galo veikli moteris ir tiesiog aš galėčiau ją kaip pavyzdį statyti visiems vyresnio amžiaus žmonėms, nes iš tikrųjų tikrai nepaprastai veikli. O kokiu tu savo bendraamžių, nežinau, elgesio arba kokiu bendraamžių, tiesiog niekaip negali suprasti? Aš nesuprantu dėjėjimų. Skundimus. Taip, skundimus. Ta prasme, kad negerai, tai tas negerai, tai nes, tai tu sako, ar ne, kad tai jeigu tu negali pakeisti aplinkos, tai tu pakeisk požiūrį.
Tai vis tiek, nu tai tavo gyvenimas, tai tu jį susidėliok taip, kad tau jisai patiktų, ne lauk, kad tau kas nors kitas ant lygštais pateiktų ir sakytų, va, tu dabar žiūrėk tą ir tą daryk. Ginta, kokį tu patarimą duotum savo bendraamžiams ir vyresniems ir jaunesniems, kaip kuo ilgiau širdyje visų pirma išlikti jauniems ir nesusenti? Koks tai patarimas būtų? Pirmiausia, nedėjuoti. Prisiminti savo jaunystę ir prisiminti, ko tu norėjai būti, ką tu norėjai padaryti. Galbūt yra kažkokios svajonės, kur tu neišpildai tiesiog. Galbūt tu norėjai būti, dainuoti, ar ne? Nu, tai šitie, tikrai Marijampolėje daug kolektyvų, ar ne, kur tu gali save realizuoti. Gal tu norėjai šokti, prašau, eik šokti. Gal tu norėjai sportuoti? Nors aš tai, kaip pasakyti, kieno paklausi, ne, aš tai kūno kultūros nemėgau, bet tai palauk. Jeigu tu nori būti fiziškai aktyvus, ar ne tik tai sėdėti prie televizoriaus ir dejuoti, tai tu tada galbūt ateik pas mus į futbolą vaikščiant. Na ir pabaigai tradicinis laidos klausimas, kurį mūsų kraštietį tu norėtum pamatyti laidoje prie baro ir išgirsti, kaip ir kuo jis gyvena. Aišku, aš norėčiau pamatyti tai, kas susijęs su mūsų klubu. Tai yra prezidentas mūsų klubų, Algirdas Tadalius. Algirdas Tadalius, pakviesime ir jį. Ačiū už pokalbį. Buvo labai malonu. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Ginta spėjome jums papasakoti. Jeigu jūsų mintyse sukasi koks nors žmogus, mūsų kraštietis, kurį jūs norėtumėte pamatyti laidoje prie baro, savo pasiūlymus siųskite elektroniniu paštu prie baro@mmm.lt. Iki!